Sulaukiu daug klausimų apie artėjantį sąmoningos motinystės kursą, tad pagalvojau įrašyti trumpą video ir dar kartą pakalbėti apie tai, kodėl taip svarbu mokytis sąmoningos tėvystės. Matot, mūsų pasąmonėje kirba mintis, kad tėvystė turi gautis natūraliai. Taip kaip natūraliai mes pradėjome vaikutį, kaip vaikutis natūraliai vystėsi mamos įsčiose, taip kaip jis natūraliai gimė, taip jis turėtų natūraliai ir užaugti. Galiausiai, kai mūsų augino mūsų tėvai, jie niekur nesimokė sąmoningos tėvystės. Kai mūsų tėvus augino seneliai, jie tikrai nesimokė jokios tėvystės. Vadinasi, mūsų seneliai, mūsų tėvai, mes užaugom natūraliai. Niuansas tik tas, kad jeigu mes pažvelgsime į mūsų vaikystę, ne vienas iš mūsų prisiminsime, kad joje buvo daug skausmo. Ir daugelis iš mūsų vaikystėje nesijautėme nei matomi, nei girdimi, nei suprasti, nei priimami, nei mylimi tokie, kokie mes buvome. Todėl tas natūraliai dažnai dar gali reikšti ir brutaliai. Ir jeigu išties natūralių instinktų užtenka vaikui gimus, tol kol mes turime pasirūpinti baziniais vaiko poreikiais. Ir tikrai ne viena sveika mama neleis savo vaikui numirti iš bado ar šalčio. Tačiau vaikui paaugus mes visi susidūrėme, kiek daug sudėtingų, kompleksinių sprendimų mes turime priimti su vaiko auklėjimu, sveikata, ugdymu. Ir tikrai neužtenka natūralumo. Reikia labai daug žinojimo, reikia daug išminties, reikia daug patirties. Ir kai mes bandome savo vaikus auginti natūraliai, taip kaip eina iš mūsų, ne vienas iš mūsų jau tikrai esame susidūrę, kad gaunasi brutaliai. Todėl mes ieškome literatūros, mes ieškome kursų, mes ieškome informacijos, kaipgi tą vaiką auginti. Ir mes tikrai esame ta karta tėvų, kurie galime sustabdyti karta iš kartos perduodamą skausmą. Mes galime būti ta karta tėvų, kurie gali nutraukti šitą skaudų paveldimumą ir padovanoti savo vaikams laisvę būti savimi, kurti, išreikšti savo talentus, atrasti savo gebėjimus, drąsiai priimti sprendimus ir sekti savo širdimi. Ir kuo žmogus vaikystėje patiria mažiau prievartos, tuo jis yra taikesnis. Kuo žmogus gyvenime patiria daugiau meilės, tuo atviresne, platesne širdimi jis tą meilę dalinasi. Todėl mes tikrai drauge galime sukurti darnesnę, taikesnę, gražesnę visuomenę. Ir mes galime būti ta šviesos kibirkštis, kuri išlaisvina visas kartas nuo skausmo ir nereikalingų suvaržymų. Išdrįskime pradėti. Labai kviečiu. Sąmoningos tėvystės metodas siūlo būtent tai. Išsiaiškinti, ką mes esam perėmę iš savo tėvų ir visuomenės ir atsirinkti, ką mes norime perduoti savo vaikams. Jūs turite apžiūrėti visą savo pasąmonę, kuri yra susijusi su vaiko auginimu. Nuo to, kokius emocijų valdymo modelius esate perėmę iš savo tėvų, iki vertybių ir įsitikinimų, kuriais remdamiesi jūs darote visus su vaiko auginimu susijusius sprendimus. Jūs turite sąmoningai pasirinkti, išmokti, kokius emocijų valdymo būdus jūs priimsite ir taikysite savo gyvenime. Ir jūs galite išmokti, priimti ir valdyti savo sudėtingas ir intensyves emocijas tam, kad
neišsigąstumėte jų ir galiausiai galėtume padėti savo vaikams susitvarkyti su tomis intensyviamis ir skausmingomis emocijomis, kurios yra be galo reikalingos gyvenime, nes būtent jos mokina atskirti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir gyvenime nereikia nieko slopinti. Tik priėmimas ir pažinimas iš tiesų išlaisvina ir įgalina. Ir jūs galite tai išmokti patys ir galite padėti išmokti savo vaikams. Jūs lygiai taip pat turite išmokti atskirti savo intuiciją nuo baimės, nes kaip kitaip žinosite, kuo vadovaujatės, kai priimate sudėtingus sprendimus dėl vaiko sveikatos, mokslo ar kito svarbaus klausimo. Ir ar kada nors esate atsakę sąmoningai klausimus, ką jums reiškia sėkmė, laimė, gerovė, šeima, meilė, karjera, išsilavinimas? Ir jeigu ne, tai iš kur jūs žinote, kad savęs neribojate kokio nors klaidingų jūsų galimybės mažinančių įsitikinimų, kuris galbūt tiko tada, kai jūs augote prieš 20 ar 30 metų, bet dabar jau turi būti pakeistas efektyvesniu mąstymu. Juk jeigu ribojate save, tai ribojate ir vaiką. O kai gerai pagalvoji, mūsų vaikų gyvenimas labai priklauso nuo mūsų. Ir pasąmoningai mes įsigudriname netgi savo neįgyvendintas svajonės užkrauti ant savo vaikų pečių. Ir nors mes mylime savo vaikus labiausiai už viską pasaulyje, deja, bet mūsų vaikai gali tos meilės ir nejausti. Galbūt netgi atvirkščiai, jausti prievartą ir mūsų vertimą juos būti gerais. O kas yra geras ir blogas vaikas? Ar egzistuoja tokios sąvokos gerai ir blogai? Juk vieną dieną tai, kas yra gerai, kitą dieną jau gali būti blogai. Kaip ir aukštasis išsilavinimas, juk tai turėtų būti tvirta, sėkmingo gyvenimo sąlyga. Tačiau ar žinote, kiek pasaulyje milijonierių ir tikrai sėkmingų, laimingų žmonių neturi aukšto išsilavinimo? Intriguoju? Aš tiesiog kviečiu į sąmoningumo kelionę, kurioje kiekvienas atsirinksite, kas yra kas jums, būtent jums, ne kaimynui, ne visuomeniai, o jums. Nėra teisingo sprendimo. Yra sprendimas tinkantis jums. Ir pasaulyje vietos yra visiems. Svarbu tik, kad širdyje būtų ramybė ir taika. Aš žinau vieną. Tvirtai žinau vieną, kad išskaidrinus pasąmonę, jūsų tėvystė taps įdomi, įkvepianti ir tikrai lengvesnė. Na, o tiems, kas abejoja dėl laiko, galiu pasakyti paprastai. Jo niekada nebus. Laiko visada truks. Tačiau 1,5 valandos per savaitę gali rasti kiekvienas, kuris to nori. O jei negalite dalyvauti ketvirtadieniais, nenusiminkite. Ne pirmas kartas, kai kurse bent keletas dalyvių dalyvauja žiūrėdami tik įrašus ir nuo to kurso vertė nė kiek nesumažėja. Tiesa, tą 1,5 valandos per savaitę laiko tik sau visgi reikės rasti. Tačiau ta 1,5 valandos užsiėmimo trukmė savyje talpina ir teorinę dalį, ir visas praktikas, kurios vienos atliekamos raštu, o kitos kaip vizualinės meditacijos. Tačiau instrukcijos yra tikrai aiškios, todėl jūs praktikas lengvai atliksite tiesiog klausydamėsi mano balso arba žiūrėdami į skaidrių užrašus. Jeigu širdis linksta keliauti drauge,
žinokite, kad aš jūsų be galo laukiu. Drąsiai prisijunkite.